Savęs pažinimas, savirealizacija yra nekas kita kaip sveika nuovoka. Sveikas, blaivus požiūris, švarus protas, skaidri sąmonė. Yra ypatingai svarbu suprasti šį dalyką. Kuo labiau esame pažengę savo dvasinėme kelyje, tuo skaidresnė turėtų atsispindėti mūsų šviesa, be jokių keistenybių ir visokiausių kraštutinumų. Esybė yra balansas, yra harmonija su visu kuo, su tuo, kas mumyse ir tuo, kas išorėje. Tai yra dora, etika ir vertybės, kurios savaime užgimsta iš Dievo prigimties ar natūralaus proto. Tad turime save patikrinti, turime pasitikrinti, savęs paklausti, ar tai, ką darome, kaip elgiamės, kuo užsiėmame, ką mąstome, kuo domimės, ar tai yra skaidru, ar tai yra dora, etiška, ar tai neapsilenkia su sveika nuovoka, ar nesimetame į kraštutinumus. Brandžiam dvasingume yra svarbu išlaikyti vidinį žvilgsnį, sutelktą į vidų. Įvairūs mokymai, kurie mus kreipia išorėn ir ieško įvairiausių išorinių priešų, sėja baimę, konceptus apie išorinius dalykus. Visa tai mus atitraukia nuo tikrojo pažinimo. Susiskaldimas, vertinimai, lyginimai, įrodinėjimai, kad mūsų religija ar tikėjimas yra aukštesnis, geresnis. Visa tai kyla iš nepažinimo. Tai yra ženklas, kad neturime tvirto pagrindo ir giliai nepažinome visuotinės tiesos. Jei esame pernelyg susirūpinę išoriniu pasauliu, tai ženklas, kad neturime gero pagrindo ir esame blaškomi, susirūpinę sąmokslo teorijomis, valdžiomis, visokiausiais keistais dalykais. Tiesa ta, kad niekas nėra mūsų valioje ir protas, ego protas, labai mėgsta mus įklampinti įvairiose iliuzijose, istorijose, proto labirintuose. Bet jei nesugebėsime pilnai pasiduoti, atiduoti savęs į Dievo rankas ir palikti visą spręsti jam, jai, nerasime šios vidinės užuovėjos. Visada bus išorėje išorinių priešų. Tai niekada nesibaigia. Ir tai ne joks dvasingumas. Turime sugrįžti į save, sugrįžti į save. Paleisti šią minčių kontrolę, šį nerimą, baimės. Dvasinės tiesas turime gebėti patikrinti, niekuomet nepriimti nieko už gryną pinigą, bet patikrinti, ištirti savo pažinimu. Atpažinti simbolius ir pamokymus savyje, antraip jie visi yra tušti ir neturi naudos. Turime išaugti iš šio nebrandaus mentaliteto. Mūsų religijos įvairūs ženklai tai yra vidinio proceso, vidinio pasaulio atspindžiai. Kai esame gerai nukreipti ir įgyjame sveiką požiūrį, patiriame tai savyje, savo patyrimu. Ir nebelieka vietos priešai nei religiniam karui. Aiškiai supratome,
aiškiai matome, kad visa sklinda iš to paties šaltinio. Forma tai yra forma. Dievas, visata, egzistavo dar prieš bet kokį žmogaus konceptą, dar prieš bet kurią religiją ar mąstymą filosofiją. Ir amžinai liks žmonijai pasitraukus. Tai yra visuotinis principas. Dieviškoji prigimtis, absoliutas, tuštuma, esybė, kad ir kaip tai pavadintume, negali būti ištarta, nei apibūdinta, tačiau visos religinės formos perteikia tam tikras tiesas ir vertybės, kurios lyg spinduliai švyti iš šios dieviškos saulės. Žvelgdami į išorę, į protą, į tai, kas užrašyta į fizinę raidę, niekada nerasime sąsajos. Visada matysime tik skirtumus, tik priešpriešą. Tik kontempliuodami esybę savo pažinimu, šį nemarų į prigimtinį protą, regėsime vienį visame kame. Kaip kad dailininkė ar tapytoja pasirenka tam tikras spalvas nutapyti paveikslą tam tikros vietovės. Ir šalimais esanti tapytoja renkasi kitas spalvas, tai, kas atrodo jai gražu ar kas ją įkvepia. Tačiau jų abiejų paveikslai, jų įkvėpimas yra sklindantis iš to paties šaltinio. Dievo prigimtis yra visame kame. Ištarta skirtingais žodžiais, skirtingais mitais, formomis, simboliais, pritaikyta vienokiam ar kitokiam laikui. Bet visa tai yra žodžiai, tai yra forma. Turime matyti ne paveikslą, o ką šis paveikslas perteikia. Ne pirštą, kuris rodo į mėnulį, bet mėnulį. Tai yra priemonė tikslui pasiekti, visos religinės formos, tikėjimai. Tai yra drabužis. Tikroji religija yra viduje, universali, buvusi dar prieš žmonijos pradžią ir būsianti po to, kuomet žmonijos nebeliks. Ji yra visatos principas, visako šerdis ir šaknis. Tad savęs pažinimu turime atsiremti į šią budrę, vaiskę, skaidrę sąmonę ir nukreipti savo vidinį žvilgsnį į vidų. Nenorėjimas paleisti, įsitverimas, įsikabinimas į įvairias formas, teorijas, idėjas mus sulaiko nuo vidinės tiesos pažinimo. Mūsų kelias nėra prikaupti, bet paleisti. Nėra prisipildyti visokiausių teorijų, idėjų, vertinimų, bet paleisti viską į Dievo visatos rankas ir pasitikėti. Tik taip mumise užgimsta tikroji laisvė ir tikroji ramybė, kuomet nebekovojame, bet einame per gyvenimą su pasitikėjimu, meile ir skaidriu, vaiskiu protu. Ir tai nėra kažkoks ypatingas dalykas, netgi atvirkščiai tai netgi labai neypatingas dalykas. Ir kūdikis pažįsta esybės prigimtį, dar visgi nesuprasdama dualumo. Nes ši gyvybės šerdis slypi visako prigimtyje, ši šviesa yra kiekviename žmoguje, tame, kuris to nepažino ir tame, kuris tai pažino, toje, kuris skendi proto iliuzijoje ir toje, kuri
gyvena šventą gyvenimą. Ši šviesa yra kiekvienoje būtybėje ir visame kame, kas sutverta. Nėra nieko paprasčiau už tai, nėra nieko aiškiau už tai. Tai tik protas mums sukuria šią tvorą, dangalą, kuris neleidžia prasiskverbti šiam pažinimui. Jėzus sako, būkite kaip vaikai, nes jų yra dangaus karalystė. Iš tikrųjų, turėtume pasekti šiuo pamokymu. Per didį paprastumą, nuolankumą ir pasidavimą į Dievo rankas, per atidavimą mes atsiremiame ant šio būties pagrindo. Tad kuo labiau esame pažengę šiame dvasinėme kelyje, kuo labiau apsivalome, nes šis kelias yra apsivalymo kelias. Esybė niekada nekinta, tačiau turime integruoti šį gyvenimą ir visus jo pojūčius. Turime leisti šiai vidiniai šviesai prasiskverbti į visus mūsų sielos užkampius, jos nutvieksti šią dieviškąją šviesą, kuri yra skaidrus protas, sveika nuovoka. Turime nuolat pasitikrinti save. Tai yra sveikos nuovokos kelias. Tikras, autentiškas dvasingumas taip pat nėra vien estetika ar jausmai, nėra geručių būrelis. Visa tai yra dualumo pasaulis. Turime atsiremti į pagrindą, kuris yra anapus to, anapus bet kokio gerumo ar blogumo, jutimosi gerai ar jutimosi blogai. Iš tikrųjų, ir tai yra viena ir tas pat. Troškimas patirti tam tikrus pojūčius, jaustis gerai, yra dualus požiūris. Niekas šiame gyvenime netveria. Švytuoklė, dualumo švytuoklė, paleista į vieną pusę, visada sugrįžta ir mes nusiviliame. Tikras dvasingumas yra autentiškumas. Yra autentiška būtis. Nei gerumo kaukės, nei dvasinga asmenybė, kurią sukūrėme kaip personažą. Bet tai yra autentiškumas, atsiremimas į savo būties pagrindą, sveika nuovoka, tobulas balansas, vidinė darna. Be šio natūralaus proto pažinimo, be šio būties pagrindo išties esame paklydę, nesuprasdami nei savo religijos, nei simbolių, savo patyrimų, klajodami neaišku kur, ieškodami nežinia ko, nerasdami tikrosios ramybės ir užuovėjos. Tad leiskime pasauliui suktis, kaip jis nori. Ne mūsų valioje tai yra. Nukreipkime savo vidines akis į vidų. Išvalykime šią šventyklą. Štai kur yra mūsų prioritetas. Gyventi šventą gyvenimą. Visų kitų pasirūpins Dievas, pasirūpins visata. Mūsų tikslas yra ištikimybė. Ištikimybė šiai patirčiai, šiam pažinimui. Ištikimybė Dievui. Tad nuolat pasitikrinkime save, kur krypsta mūsų žvilgsnis, kur yra mūsų prioritetai. Ar į išorę,
idėjas, teorijas, visokias tuštybės, dalykus, kurių tik smalsus protas vaikosi. Ar į vidinę erdvę ir harmoniją, darną, pilnatvę ir ramybę, sveiką nuovoką, sveiką požiūrį, skaidrų gyvenimą. Šis dvasinis kelias nėra mechaninė galia, nėra kaip robotas, tai yra dieviškoji inteligencija, dieviškasis protas. Mes jo niekaip neapgausime. Kas yra reikalinga mūsų pažangai, yra visiškas pasidavimas, yra tapti tuštiems. Tik tapę visiškai tušti, mes galime priimti į save Dievo dvasią, įžvalgą, dorybės, išmintį. Tik mirus savo, numirus, prisikeliame gyventi autentišką gyvenimą, paprastume ir šviesoje. Ir sveika nuovoka, skaidri sąmonė turi būti mūsų dvasinio progreso, dvasinės pažangos ženklas. Kaip kad sapne, kurį sapnuojame naktį, įvairūs vaizdiniai ir garsai neturi sąsajos ar prasmės ir pasireiškia be jokios struktūros. Ir miegantis protas tiki to tikrumu, blaškosi, bijo, reaguoja į tai. Tačiau pabudus iš sapno, visa tai išnyksta. Lygiai taip ir mūsų vidinio kelio procese. Tos teorijos, idėjos, blaškymais į išorę, įvairios baimės, pergyvenimai dėl išorinio pasaulio ir proto paieškos. Pamažu visa tai turi išsisklaidyti. Turime tikėti niekuo, tik patirti ir žinoti. Turime bijoti nieko, tik mylėti. Neturime išspręsti ar pakeisti nieko, tik paleisti ir pasiduoti į Dievo rankas. Paleisti šį protą, įsitvėrus į protą ir asmenybę. Paleisti šias proto konstrukcijas pilnai. Į skaidrą, į vaiskumą, į esybės glėbį.